atstumų, tai yra su tarpiniais nusileidimais. Planuojam iki 7 tarpinių nusileidimų, bus ir Lenkijoje, ir Slovakijoje, ir Rumunijoje, Bulgarijoje, ir paskui jau pasieksim Graikiją. Reiškia, jeigu žiūrėti apie operaciją, pati operacija tai susideda pagrindė iš stebėjimo, iš viso veiksmo, kaip būtent šitie žmonės keliasi iš Turkijos į Graikijos teritoriją, kokiu maštabu tas visas veiksmas vyksta. Toliau fiksuojam visus tuos, kaip sakant, judėjimus ir jeigu įvyksta kažkokie nelaimingi atvejai, perdodam tą informaciją patruliams, laivai priplaukia ir, kaip sakant, gelbėja tai žmonės, tas nelaimingas traukia iš vandens. Išskrendat šiandien, kada grįšit, kokia trukmė misijos? Trukmė yra 2 mėnesiai. Išskrendam šiandien, planuojam 8 valandą, jeigu visi skrydžio planai bus patvirtinti, tai 8 valandą jau ir kilti. Vežatės labai daug įvairios įrangos. Kokios, ko jums ten reikės? Pagrindė mes gabename su savim stebėjimo įrangą, tai yra dieninio matymo kamera, termovizorinė įranga, turim sputerį, tai vadinamą teleskopą, kad, kaip sakant, kuo anksčiau pastebėti tą visą vaizdą ir perduoti į žemę informaciją. Ne pirma misija, tokia, kur dalyvauja lietuviai. Kokios patirties jau esate pasisėmę, ko galbūt pasimokėt, ko žinot, kad šį kartą reikia daryti ar nereikia daryti? Mes jau dalyvaujam tokiuose misijose nuo 2008 metų ir ką reikia, ko nereikia. Ten visada reikia tų pajėgumų, reikia, kaip sakant, kuo greičiau reaguoti į tą situaciją ir galbūt reiktų ne tik tai sraigtasparnių, kurie gali stebėti, bet ir tie sraigtasparniai, kurie galėtų ir tos nelaimėlius ištraukti iš to vandens, kaip sakant, kad kuo greičiau ateitų pagalba. Ar graikai